be savanorių įvairių laikų, įvairių rūšių Lietuvos nebūtų. Labai paprastai. Čia yra, vis kalbant dažnai apie valstybę ir apie valstybės, sakykime, veikimą, bet aš, kadangi, tą Lietuvos istoriją žinau sąlyginai neblogai, matau, kad būtent savanoriai, vėlgi, įvairių rūšių, įvairių laikų, ar stovėjo prie parlamentų, ar ten miškuose ten kovojo su okupantais, ar stojo į kariuomenę, tą naują 18 metais taip toliau. Ir ką jau kalbėti apie šiandien, kur tikrai savanorių Lietuvoje daug, Ukrainos kontekste tuo labiau, kurie gali daryti tai, ką valstybė arba nenori, arba negali daryti. Tiesiog gali eiti kitur toliau, negu kartais pati valstybė, sugebėta kaip valstybė. Tai, žodžiu, aš esu įsitikinęs, kad tas vaidmuo yra kertinis tiesiog. Ypač tokiai Lietuvos, kokie šiek tiek Lietuvos kontekste yra neatsiejama Lietuvos dalis.